jau ta gerina nuotaiką. Ir tikrai bus jam linksmų kalnelių ir aš manau, kad šita priemonė jums pagyvins nuotaiką. Labas, esu Antanas ir šiandieną papasakosiu labai trumpai apie naujausią DJI skraidyklę, DJI Mavic 2 Zoom ir DJI Mavic 2 Pro dronus. Kodėl dvi skraidyklės? Todėl, kad Mavic 2 Pro yra aukštesnės rezoliucijos geresnė kamera, tačiau Mavic 2 Zoom yra ypatinga tuo, kad turi 2 kartų optinį artinimą. Pačios skraidyklės tai yra visiškai vienodos. Šis dronas yra puikiai tinkantis keliautojams, dėl to, kad jis yra labai kompaktiškas ir labai lengvas. Su viena baterija jisai gali skristi virš pusės valandos ir su juo galima nuskristi iki 7 km atstumą. Kliūčių vengimo sistemos dronuose jau yra populiarios, tačiau šis dronas ypatingas tuo, kad vengia kliūtis į visas pusės, tiek į priekį, į galą, į viršų, į šonus ir į apačią. Daugiau informacijos pasiruošę suteikti mūsų vadybininkai parduotuvėse Promaxa Vilniuje ir Kaune. Kviečiame užsukti. Sveiki, esu Antanas ir šiandien trumpai papasakosiu apie karščiausią naujieną iš GoPro Hero 7 Black kamera. Ši kamera turi 2 pagrindinės atnaujintas savybės – Hypersmooth stabilizacija ir live video į Facebooką ir YouTube. Kaip GoPro ir akcentavo, su šia kamera elektroniniai stabilizatoriai jau yra nebereikalingi. Vidinio stabilizatoriaus dėka bet kokioje situacijoje nufilmuoti video bus stabilus. GoPro Hero 7 Black kamera išlaikė visas geriausias savo pirmtakų savybės. Lietimui jautrus ekranas, atsparumas vandeniui iki 10 metrų, 4K raiška ir stereo mikrofonai. Aš asmeniškai šią kamerą likau labai nustebintas, kviečiu jūs apsilankyti mūsų Promaxa parduotuvėse Vilniuje ir Kaune ir išbandyti ją patiems. Sveiki, esu Antanas ir šiandieną trumpai papasakosiu apie populiariausius priedus dronams. Dažniausiai mūsų klientai renkasi papildomas baterijas, baterijų hubą, atsarginius propelerius, automobilinį kroviklį ir krepšiuką viskam susidėti. Visą tai galima įsigyti atskirai arba vienoje pakuotėje, perkant Fly More Kit rinkinį, tuo pačiu dar sutaupant 205 eurus. Be šių pagrindinių priedų mes rekomenduojame įsigyti apsaugą nuo saulės, greitas atminties korteles ir filtrus. Dronus perkantiem būtinai rekomenduojame įsigyti DJI Care draudimą. Tai yra apsauga nuo piloto klaidų. Jeigu jų nepavyko išvengti ir jūsų dronas dužo, pristatykite jį mums ir mūsų meistrai jo pasirūpins. Na, o grįžtant prie pagrindinių aksesuarų tokių kaip filtrai, jų yra begalė. Todėl kviečiame užsukti į Promaxa parduotuvės Vilniuje ir Kaune, kur mūsų vadybininkai papasakos apie kiekvieną iš jų ir padės jums išsirinkti pačius tinkamiausius. Sveiki, liko 6 dienos iki kelionės pradžios, tai reiškia vykstame į Nordkepą iš Kauno. Pradžiai vyksim kaip turistai prasižvalgyti maršruto, atgal maksimaliai sportiniu režimu, bandysim įveikti 2100 km. Tai dabar, kadangi liko 6 dienos iki starto pradžios, vykstu pas gerus draugus į Promaxą pasimti filmavimo įrangos tiek iš oro, tiek iš žemės. Pažiūrėsim, ką jie man pasiūlys. Kelionė nusimato per kokias šalis.
Geras klausimas būtų, tai yra Lietuva iš čia startuojam, Latvija, Estija, Suomija didžiausia atkarpa ir turbūt pati įdomiausia. Tai iki kokie 300 km nuo Suomijos dar orai bus panašus kaip ir čia. Toliau tikėkime, kad turėsim žiemą. Tam, kam iš tikrųjų ruošiamės, tai bus smagiausias važiavimas su motoroleriu, dar ant sniego ir ledo neteko važinėti, tai bus didelis iššūkis. Didžiausias iššūkis tai yra, turbūt bus ne tai, kad sniegas ledas, bet temperatūrinis, kadangi ten temperatūra gali kristi jutybinė iki -40 nuo -10, tai bus labai įdomu. Tai pajusti ir aišku įsitikinti, tiksliau išbandyti visas teorijas, praktinius mokymus įgytus kariuomeniai. Tai bus, kaip sakant, ko negalėjau išbandyti Lietuvoje. Kodėl kilo idėja važiuoti į Nordkepą? Tai turbūt dėl svarbiausia priežastis, tai turbūt šiaurės pašvaistė. Tai yra pats gražiausias momentas būtent poliariniam rate. O Nordkepas tai yra toks kaip ir simbolinis taškas, kurį daug kas iš motociklininkų bando įveikti, taip pat ir iš motoroleristų. Su mašina įveikti būtų paprasta, neįdomu, nuobodu, galima sėdai, atvažiavai, motoroleris čia toks ir pačiam iššūkis. Antras dalykas, dažniausiai važinėjai vienas, tai nori išbandyti naują transporto priemonę, tai yra motorolerį. Aišku, dabartiniai mūsų kamščiai, labai patogu juos įveikti su motoroleriu. Tai tiesiog for fun. Ko nežinom vieno dalyko su transporto priemonė, tai yra su Vespa, jinai yra oro užšinama, kaip reaguosi tas žemas temperatūras. Tai yra išlaikyti pastovią motoro šilumą. Tiksliau, pastovią motoro temperatūrą išlaikyti bus turbūt sudėtingiausia, nes oro užšinamas motoras aušinasi kitaip negu naudojantis skysčius. Iš praktikos šita Vespa realiai stoja 150 km užsipilti kuro, nes bakas yra nedidelis, todėl reikia kaskart pasipildyti kuro. Į priekį važiuosim kaip ir dienos metu pagal laiką, bet nuo Aulų praktiškai prasideda pastovi naktis, tai tik tai pagal laikrodį galėsim spręsti, kad tai yra diena. Tai yra poliarinė naktis šiuo metu, šiaurės pusėje. Sveiki! Sveiki! Norėtume išsinuomoti pas jūs kelioniai droną ir GoPro kamerą. Tai gal pradėsim tada nuo drono. Koks dronas reikalingas? Iš tikrųjų būtų patogu turėti tokį, kur daug vietos neužimtų. Daug vietos neužimtų, o kokia filmavimo raiška reikalinga? Aišku, raiška būtų gerai, kuo geresnė, kad būtų galima maksimaliai spausti video kokybę. Tai aš nežinau, galbūt 4K tai būtų idealiausias variantas. Tai tada galėtų būti turbūt Mavic 2 Pro, nes filmavimo raiška yra 4K, spalvų spektras yra platus. Manau, pasiekti rezultatą būtų geriausias šitas variantas. O ką planuojate veikti? Ką filmuoti norit? Koks rezultatas reikalingas? Bus filmuojama vaizdai iš oro, tai miestai, tiksliau keli miestai pakeliui, lankytiniai objektai, tai gali būti tvirtovė, pilis, gali būti bažnyčia, cerkvė, o gamta tai yra laukinė gamta, tai miškai, gyvūnai, upės. Pats valdymas nėra sudėtingas iš tiesų, tiesiog reikia paimti ir bandyti realiai. Valdymas vyksta su mobiliu telefonu per programėlę, tai žinoma reikės atsisiųsti programėlę. Ką dar svarbu žinoti, minėjot, kad prie pastatų norite filmuoti ar ne? Ne visai prie pastatų, bet iš tolo pastatus padaryti tokį kaip ir iš toliau, kad visi žmogus įsivaizduotų, kaip tai atrodo tas pastatas kitų kampų, nes arti esant visi matom, bet nematom kitų kampų. Tai ką galima įsivaizduom, kad dronas tai pagelbėtų šitoje vietoje. Taip. Tai vienas aspektas, kurį svarbu žinoti, yra leidimai.
Į kokią šalį vykstate? Realiai bus Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Norvegija. Nes šiaip su dronu galima skraidyti negyvenamose teritorijose arba iki 50 metrų nuo pastatų. Jeigu reikia arčiau, tai tada reikia leidimo. Tai vat vėlgi vienas niuansas, ar turite leidimą skraidyti su dronu? Šiam momentui ne, bet manau, kad reikės įsilaikyti, bet kadangi vis, kaip ir sakiau, manęs nedomina arti pastatai, arti filmuojami, daugiau iš toliau, tai vietą manau, kad pasirinksim tokią, kad būtų saugi. Tai tada, žodžiu, šitas leidimo variantas atkrenta. Pažiūrėkit, dabar, sakykim, kai matau, čia yra 4 dydžių dronai, sakykim. Kuo vienas nuo kito skirtusi, nes šitas jau kaip ir didžiausias iš tos kolekcijos, ką čia aš matau. Tai tada pradėsiu nuo to, kuris yra arčiausiai manęs, tai čia yra Mavicas Mini. Jis yra geras, nes yra labai mažas, kompaktiškas, bet jo filmavimo raiška yra 2,7. Jeigu reikalinga ta aukštesnė kokybė, tai dėl to galbūt vertėtų rinktis kitą drono variantą, bet ir šitas yra geras, valdyti jį yra paprasta, jis yra lengvas, neperžengia 250 gramų kategoriją. Tai duoda 250. Tai reiškia, kad jisai nepatenka į tą kategoriją, kada reikia papildomo leidimo skraidyti mieste arba arčiau pastatų ir taip toliau. Tai žodžiu, kartais yra labai aktualus šitas, bet jeigu reikalingas rezultatas su aukštesnė kokybė filmavimo, fotografavimo, tada galima rinktis kitus variantus. O sakykime, dar vienas klausimas, kadangi mes pradėjome apie drono techninius parametrus su filmavimo, bet mane domintų biškiai ir skrydžio parametrai. Kadangi iš tikro toj vietoj, kur būsim, gali vėjas būti ir stiprokas. Kaip į tai reaguotų vienas ar kitas dronas. Galbūt, kai sakom 4K, galbūt bandytume versti su mažesnė kokybė filmavimo, bet kad jisai būtų mums stabilus skrydėje prie didelio vėjo. O koks, gal galite tada įvardinti konkrečiau, koks tai, kiek metrų per sekundę, kažkas to? Būna iki 20 ir 30 kartais, tai va čia yra toks iššūkis. Čia nesakom, kad bus, bet tiesiog, kad jeigu kažkur nuskristų, kad tikrai arba parskristų, arba galėtum nuleisti, kad prieik pasimti. Tai va dėl to, kad drono pačio nenuneštų vėjas pats, kad bent jau vietai laikytųsi. Tai bent jau iš šitų variantų stabiliausiai laikytųsi Mavicas 2. Vien tik tiesiog logiškas vienas iš paaiškinimų, tai yra svoris jo ir jis turi tą didesnį stabilumą laviruojant, kada yra vėjas. Bet žinoma, tai irgi yra iki tam tikros ribos. Jeigu 20-30 metrų per sekundę, sunku pasakyti, kaip tenais būtų, gal ir reikėtų nutupdyti droną, nes vis dėlto tai nėra dronas, kuris skirtas prie itin didelio vėjo to skraidyti, tai ir iš tikrųjų reiktų pagal situaciją. Reikia pasižiūrėti, įvertinti realybėje situaciją ir tiesiog arba pasikelti turbūt trumpam, pasižiūrėti, kaip jisai reaguoja ir tada jau priims sprendimą vieną ar kitą. Tikrai taip. Dar neaptariam tada šitų dronų, ne? Tai čia yra Mavicas Airas, čia yra tas pats modelis, tiesiog skirtingos spalvos. Šitas modelis taip pat turi 4K filmavimo raiškos kokybę, tiesiog jo diafragma yra mažesnė, tai žodžiu bus mažesnis spalvų spektras, kokybė bus netokia, kokią galit pasiekti su Mavicu 2, tai jeigu reikalingas rezultatas, kur būtų stipresnė ta filmavimo kokybė, tai tada rekomenduočiau rinktis Mavic 2, būtent dėl kameros parametrų. Bet taip, kai matau, ne vien tik kameros parametrai, ir skrydžio parametrai. Taip, ir skrydžio parametrai, žinoma, skiriasi. Aštresnių orų gali skraidyti. Taip. Dar galbūt aktualus yra skrydžio laikas. Skrydžio laikas, aš kaip ir sakyčiau, būtų aktualus, bet vis tiek tu neskraidai visą valandą ar kiek, tai tu pasikėlei, praskraidai trumpą laiką ir grįžai, kadangi vis dėlto kelionės metu daugiau pakilimų kartai reikalingi, o ne vientisas skrydis. Taip. Bet vienu ar kitu atveju 20 minučių turbūt užtruksite, jo, nes vien baterijos skraidimo laikas priklauso nuo oro sąlygų, bet yra kažkur tai realiai apie 25 minutės. Todėl yra pravartu turėti arba galimybę kur pasikrauti, arba turėti papildomų akumuliatorių.
Tai va, dėl to ir svarbu numatyti tą laiką, kiek bus koks reikalingas bus laikas filmavimui. O dabar, sakykime, kažkas prie šito drono, jeigu apsistotume, ar yra kažkoks pakrovėjas, kad būtų galima krauti iš automobilinio Iš automobilio, pavyzdžiui? Jo, iš automobilio. Yra automobilio. Yra, ne? Taip, mašininis kroviklis yra, tai žodžiu, alternatyva pasikrauti kažkokiam pastate arba automobilėje, tai žinoma yra. O kiek maždaug laiko kraunasi viena baterija? Nuo rozetės, taip pat kalbant, tai kažkur yra apie 2 valandos. Automobilio turi būti tam tikra elektros, paduodama energija. O dabar, sakykime, ką galite pasiūlyti iš nešiojamų, sakykime, aktyvaus naudojimo kamerų? Veiksmo kamerų, ar ne? Teisingai. Tai GoPro yra tas populiariausias ir kokybiškiausias variantas, bet sakykit, ką norite filmuoti. Realiai bus naudojama filmuoti važiuojant, aišku, kiek vaizdai kelyje. Toliau kažkur pasivaikščiant kalvotose vietovėse, kalnuotose vietovėse, aišku, galbūt į pakrantę pasivaikščioti arba taigoj per sniegą, tai kad didelės kameros nesineš būtų kaip ir patogu turėti kažką tokio mažo, kur gali užsidėti kažkur, tai prisimontuoti prie kažko, kad rankos būtų laisvos. Tai GoPro būtent ir yra puikus variantas šitoms veikloms, žodžiu. Turi stabilizatorių, tai kas irgi yra aktualu, kad jeigu minėjot, ar ten kalnuotom vietom bus jo vis tiek sklandus vaizdas. Laikiklių taip pat yra, tvirtint galima tiek prie krūtinės, tiek prie galvos, tiek automobilyje. Tai žodžiu, tik tais realiai nuspręsti kur ir ką ir mes galime jums pasakyti, reikia jums šito ir šito. Reiškia, kaip suprantu, visokių laikiklių irgi yra, prie bet ko galima būtų Realiai taip, labai platus yra laikiklių asortimentas. O šiaip dabar, matau, yra pas jūs tiek pristatot Max, 8, 7 bleką, ką matau. Taip. Kuo vienas nuo kitų skiriasi? Tai Hero 7 blekas tai yra seniausias modeliukas lyginant iš šitų. Kuo skiriasi, tada gal papasakosiu 8 nuo 7. Tai 8 tas Hypersmooth'as yra dar labiau atnaujintas, tai žodžiu yra galimybė rinktis tą stabilizavimo netgi keliom pakopom, ar tai reikia jo sustiprinto, ar reikia jo natūralesnio, tai tame galima laviruoti. Taip pat vienas iš tokių skirtumų yra remelis, kuris, kaip matot, ant 7 dar turi papildomą remelį, o 8 jau jo nebeturi, nes turi tuos pirštukus įmontuotus būtent į kamerą. Ir žodžiu, čia yra aktualu tiesiog, jeigu norint montuoti prie laikiklių GoPro kamerą, reikia 2 klipsų. Tas remelis, jis ir suteikia tos 2 laikiklius. Taip. O 8 jau jie yra įmontuoti į pačią kamerą. Tai žodžiu, atkrenta vienas priedas, kurio nereikia turėti su savim, kas yra aktualu šiandieniniam šiuolaikiniam žmogui. Realiai. Tai čia toksai kaip ir supaprastintas tvirtinimas. Taip. Dar yra atnaujintas meniu, žinoma. Kas dar taip pat 8 kameroje yra aktualu, tai pačiame meniu yra galimybė pasirinkti filmavimo, kaip čia dabar įvardinti, filmavimo funkcijas, kurias galite iš anksto jau būti susidėliojęs. Tai pavyzdžiui, jūs tarkim žinote, kad dabar norėsite kažkokį tai slow motion kadrą padaryti. Jūs paimat ir įsijungėte iš karto jau iš anksčiau nusistatęs tos slow motion nustatymus. Tai yra raiška, kiek kartų bus sulėtinta ir taip toliau. Nereikia, toksai žodžiu yra supaprastintas variantas. Supratau. Ir tada yra Max'as. Jo, kas tai yra? Tai Max'o pagrindinė funkcija yra ta, kad šita kamera gali filmuoti 360 laipsnių, nes yra vienas lęšis vienoje pusėje ir kitoje. Galima su Max'u pasirinkti ir filmavimą tik su vienu lęšiuku. Tai žodžiu yra toks kaip 2 viename, galima filmuoti tiek 360 laipsnių kampu, tiek standartiškai kaip ir su GoPro. Būtent Max'as prieš tai buvusi 360 laipsnių filmavimo kamera vadinosi Fusion. Taip. Tai jinai šiek tiek, tas filmavimo kampas būdavo toks, kad šiek tiek matydavosi lazda. Tai dabar Max'o ir yra tas vienas toks iš atnaujinimų, kad realiai nebesimato tie žodžiu abudu vaizdai.